Sveiki, šiandien nerėme į tikrai sudėtingą filosofinę sistemą, ji vadinasi filognozija. Ir ji teigia galinti atverti paslėptus egzistencijos sluoksnius, tad pasiruoškime kelionį už tokią matome kiekvieną dieną. Gerai, tad pradėkim nuo esmės, nuo vieno tokio pamatinio klausimo. Ar kada nors pagalvojote, kad galbūt tai, ką mes matome, girdime, jaučiame, kad tai nėra visa tiesa? Gal tai tik maža, mums specialiai pritaikyta tikrovės dalelytė? Ir štai čia ir slypi ta pagrindinė problema, kurią filognozija bando išspręsti. Pažiūrėkime į šią citatą iš paties šaltinio. Ji teigia, kad mes gyvename ne tikroje realybėje, o jos kopijoje. Kitaip tariant, mūsų asmeninis pasaulis tai viso labo netobula imitacija. Na ir čia viskas pasidaro tikrai įdomu, nes ši sistema siūlo raktą, būtent raktą, metodą, kuris leistų peržengti mūsų suvokimo ribas. Pažvelgti į tai, kas slypi už tos kopijos, į tikrąją realybės prigimtį. Gerai, nerkime giliau. Pirmiausia, turim išsiaiškinti pačią idėją, mintį, kad mūsų realybė yra, filtruota tiesos versija. Bet kaip tai veikia? Taigi, pagrindinė sąvoka čia yra sumatorius. Kas tai per daiktas? Geriausiai jį įsivaizduoti kaip tokius asmeninius virtualios realybės akinius. Tik bėda ta, kad jų neįmanoma nusimti. Būtent jie apdoroja visą išorinį pasaulį ir mums pateikia supaprastintą, mums suprantamą versiją. Iš esmės, teiginys yra toks. Tai, ką mes laikome tikrove, iš tiesų yra ontologinė holograma. Ką tai reiškia? Kad tai yra netobula imitacija, sukurta mūsų pačių suvokimo aparato. O mes per klaidą manome, kad tai ir yra ta absoliuti vienintelė tiesa. Na ir štai, būtent čia į sceną ir žengia filognozija. Tai sistema, kuri, kaip teigiama, ir yra sukurta tam, kad įveiktų tuos sumatoriaus apribojimus. Gerai, tai kasgi ta filognozija? Pats pavadinimas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia meilę pažinimui. Bet tikslas? O, tikslas čia labai ambicingas. Sujungti absoliučiai visus mokslus į vieną, dar ne visumą. Ir taip pagaliau atskleisti visą realybę, o ne kažkokią jos dalį. Jei kalbėtume paprasčiai, filognozijos misija tai pamatyti tai, kas slypi už mūsų visų biologinių ir, pažintinių filtrų. Tai lyg bandymas pažvelgti į patį pasaulio išeities kodą. Suprasti, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Žinote, kiekviena sistema turi savo žodyną, savo terminus. Tad dabar ir pažiūrėkime, kokiais žodžiais filognozija apibūdina tą neregimą realybę ir koks yra mūsų potencialas ją suvokti. Pirmasis terminas – hipostrata. Įsivaizduokime, kad tai yra tarsi paslėpti kompiuterinio žaidimo lygiai arba programos kodas, kuris veikia kažkur ten, giliai po paviršiumi, kurio mes nematome. Ir būtent tuose sluoksniuose, kaip teigiama, ir slypi didžiausios visatos paslaptis. Gerai, bet kaip pamatyti tuos sluoksnius? Tam pasirodo reikalinga drakono akis. Ir ne, tai ne koks nors fizinis organas, tai metafora. Metaforinis suvokimo gebėjimas, kurį beje galima lavinti ir netgi stiprinti technologijomis. Ir štai čia matome tą kontrastą labai aiškiai. Viena vertus turime juodojo drakono sąmonę. Tai mes, tai mūsų dabartinė natūrali būsena, kai matome, tik mažytę tikrovės dalelę. O kita vertus, baltojo drakono sąmonė. Tai jau yra galutinis tikslas – technologiškai išplėsta sąmonė, kuri geba aprėpti viską. Svarbu suprasti, kad filognozija save mato ne kaip kažkokią atsitiktinę idėją. Anaitol, jis save pateikia kaip visiškai logišką, netgi neišvengiamą žmonijos intelektualinės raidos etapą. Ši laiko juosta yra paimta tiesiai iš šaltinio ir ji puikiai parodo, kur filognozija mato savo vietą istorijoje. Pagal šią logiką žmonijos žinių sistemos evoliucionavo nuo toteminės magijos, vėliau per monoteistinę religiją iki pat modernaus mokslo. O dabar teigiama, atėjo laikas kitam žingsniui, būtent filognozijai, kuri galų gale mus visus atves į tą didįjį finalą – baltojo drakono civilizaciją. Perspektyva, pripažinkime, tikrai grandiozinė. O logika čia išties gana paprasta. Teigiama, kad viskas vyksta dėsningai. Kaip anksčiau filosofija pagimdė mokslą, nes mokslas galėjo išspręsti problemas, kurių filosofija jau nebeįveikia, taip dabar ir pats mokslas pasiekė savo ribas.
Tad, kad žengtume toliau, mums reikia filognozijų. Gerai, bet koksgi praktinis viso šito reikalas? Kokia nauda? Na ir štai čia mes pereiname prie labai konkrečių pažadų. Pažadų, kurie skamba beveik kaip iš mokslinės fantastikos filmo. Reikia pabrėžti vieną dalyką. Visa ši atrodytų sudėtinga filosofija – tai tik priemonė. Priemonė tikslui pasiekti. O koks tas tikslas? Ogi sukurti technologijas, kurios pakeistų absoliučiai viską, kurios tiesiog apverstų mūsų pasaulį aukštyn kojomis. Ir tas siekiamas supratimo lygis yra apibrėžiamas štai tokia paslaptinga formulė INF 200. Kas tai tiksliai reiškia, detalės nėra aiškinamos. Bet galima spėti, kad tai tam tikras kodas žymintis informacijos apdorojimo ir suvokimo gilumo lygį, kurį reikia pasiekti. Būtent jis reikalingas, kad pasiektume baltojo drakono sąmonę ir žinoma atrakintume tas naujas technologijas. Ir kai tas lygis būtų pasiektas, atsivertų tiesiog neįtikėtinas galimybės. Būtų galima sukurti technologijas, kurios dabar mums atrodo, tiesiog neįmanomas. Kalba eina apie antigravitaciją, apie tikrą dirbtinį intelektą, netgi apie psichotroniką. Bet, žinoma, pagrindinis prizas, tas didžiausias laimėjimas, būtų antigravitacija. Pagal šią teoriją, gebėjimas manipuliuoti tais giliaisiais realybės sluoksniais, tomis hipostratomis ir leistų mums pagaliau įveikti gravitacijos jėgą. O ką tai reikštų mums praktiškai? Štai ši tiesioginė citata viską pasako geriausiai. Tai būtų ne šiaip koks mokslinis atradimas, ne, tai būtų visiškai naujos kosminės eros pradžia. Įsivaizduokime, greitas Mėnulio ir Marso kolonizavimas, kosminis turizmas, kosmosas taptų atviras visiems. Taigi, pabaigai lieka atviras klausimas. Kas yra filognozija? Ar tai realus intelektualinis kelrodis, galintis nuvesti žmoniją į kosminę ateitį? O gal tai tiesiog nauja, labai sudėtinga ir įmantri mitologija, sukurta specialiai mūsų technologijų amžiui? Atsakymų į šį klausimą kiekvienas turi rasti pats.